Sveiki, bičiuliai. Tikriausiai intriguojantis pavadinimas, kodėl Žilvinas, kuris veda daug mokymų, kalba apie tai, kad mokymai yra visiškai beprasmiškas dalykas. Ir supraskite teisingai, aš esu tikras, kad visą tą informaciją, visas žinias, kaip gyventi laimingą, sveiką, mylimą, nuoširdų ir fainą gyvenimą, visą tai mes giliai savy kiekvienas žinom. Jeigu taip atvirai pasižiūrėtumėt kiekvienas į savo vidinį tą pasaulį, į savo tą tikrąjį žinojimą, juk mes žinom iš tikrųjų, kaip gyventi sveikai. Mes žinom, ko nereikia valgyti, žinom, ką reikėtų valgyti, žinom, kad reikia sportuoti, žinom, kad reikia pozityvias mintis galvoti, visą tai mes savy žinom. Lygiai taip pat žinom, kaip gyventi fainą gyvenimą. Žinom, kaip deramai elgtis su aplinkiniais, kaip išreikšti meilę, kaip pagarbą rodyti kitiems. Bet problema yra ta, kad nors mes ir žinom visą šitą informaciją, dėl vienokių ir kitokių priežasčių mes nesielgiam taip. Net pasižiūrėkit, medikai atrodo, tie žmonės, kurie turėtų labai gerai išmanyti viską apie sveikatą, didžioji dalis medikų turi antsvorio, rūko, vartoja alkoholį. Reiškia, taip nevyksta. Jeigu mes žinom, atrodo, žinom viską, kaip turėtų būti, bet mes nedarom, mes negyvenam to savo faino, to savo svajonių gyvenimo. Ir kom tai susijęs su mokymais? Jeigu kalbėsime apie saviugdos mokymus, apie saviugdos knygas, apie saviugdos audio knygas, iš tikrųjų net jeigu kalbėsim truputėlį plačiau, net apie profesinius mokymus, visa tai remiasi į tai, kad mes gyventumėm geriau. Profesiniai mokymai moko mus geriau padaryti savo darbą, kad uždirbtumėm daugiau pinigų, lengviau juos uždirbtumėm, vėlgi tam, kad gyventumėm geriau. Kodėl tai yra beprasmiai? Nes, kaip ir sakiau, visą tą informaciją kiekvienas mūsų jau turim savo viduje. Problema kažkodėl tai nedaro. Ir kodėl aš einu į mokymus, kodėl aš išleidžiu tūkstančius litų tam, kad nueičiau į vieną ir kitą seminarą, aš ten neinu dėl informacijos. Ta informacija aš jau tikrai labai seniai perskaičiau knygose, ir jeigu pasiėsit knygose, tie patys principai, tie patys dėsniai, kitais žodžiais tiesiog tas pats kartojasi. Ko aš šią dieną einu į seminarus, kodėl aš išleidžiu tiek pinigų, kad sudalyvauti, aš ten einu dėl labai paprastos taisyklės, dėl, kaip pavadinčiau, asociacijų dėsnio. Tai yra, lietuviai turi tokią patarlę, su kuo sutapsi, tuo ir patapsi. Tai dažniausiai tai yra sufokusuota į tai, kad jeigu susidėsi su bloga kompanija ir tapsi kažko blogu. Ta taisyklė veikia lygiai taip pat, susidėsi su gera kompanija, tapsi kažko didesniu, kažko geresniu. Kodėl aš einu į seminarą Milijonieriaus mąstymas? Kodėl aš visai netrukus skrendu į Las Vegasą į GoPro Recruiting Mastery seminarą? Tai aš ten važiuoju pabūti visų pirma, pabūti su tai žmonėmis, kas turi tikslus gyvenime, kas siekia geresnio gyvenimo savo ir kitiems. Nes vien tam, kad būni tarp tokių žmonių, jau pakyla tavo visas, kaip pasakyti, noras daryti, noras gyventi pagal tos sėkmės principus. Informacija nieko verta, jeigu tu jos nepanaudoji. O buvimas tarp tų žmonių padeda padaryti veiksmus. Skrendu į Las Vegasą vėlgi tam, kad pabūti tarp tų žmonių, kurie uždirbinėja 100, 200, 300 milijonų dolerių per metus, pasimokyti iš jų, paklausyti jų sėkmės istorijų, bet svarbiausia pajusti, perprogramuoti savo smegenis, kad ir mes Lietuvoje tai galim padaryti. Tai, mėlyjei mano, supraskit, mokymai, kaip toks dalykas, jie nieko verti. Joks lektorius, jokia knyga negali pakeisti žmogaus. Vienintelis dalykas, kas gali pakeisti žmogų, kas gali pakeisti jūs, esat jūs patys ir daugiau niekas kitas. Tai gali būti tai stimulas. Man gyvenime veikia taip, labai veikia tas asociacijų dėsnis, su kuo save susijęsi, to ir tapsi. Tai kaip ir sakiau, į mokymus einu tai dėl asociacijų. Tai tikiuosi, kad ir jūs priėmėt sprendimą augti, tobulėti. Aš labai rekomenduoju nueiti lapkričio 14, 15, 16 dienomis vykstantį seminarą Lietuvoje, Vilniui. Į Vilnių atskrenda pasaulinio lygio lektoriai su pasaulinę šlovę pelniusią mokymų programą Milijonieriaus mąstymas. Aš ten būsiu, mano žmona ten bus, mes pasimsim savo mažai sūnų ir mano draugai, mano partneriai ten irgi bus. Aš tikrai tikiu tuo seminaru, kad tai yra toks seminaras, kuris padės visų pirma patikėti ir perlaužti savo mąstymą, kad jūs galit gyventi geriau. Tai linkiu ir jums ateiti į tą seminarą, informaciją apie jį rasti. Aš net banerį savo tinklapį įdėjau, nes labai tikiu šito visų renginių.
rasit šalia šito video, taip pat nuorodą įdėsiu žemiau, taip kad laukiu seminare Milijonieriaus mąstymas ir iki pasimatymo.